Nu, tai pasismagykim su savaiminiu įdegiu. Dabar aš taip jokingai atrodo. Visa marga. Pradžioj dar pasitėpam lupelės su SPF. Turim 2 priemonės. Šitą, kaip supratau, reikia laikyti per naktį kokią 6 valandas, kad gerai įsigertų, o šitą tokia staigiam įdegiui. Aišku, nepamirškit visą laiką prieš tepant įdegį. Būti nusipraususiam, nusipilingavusiam, kad paskui šmūrai neišeitų. Bandom nuo rankos. Mane yra toks vidutinio tamsumo įdegis. O kaip kvepia kokosais. Šiaip aš dabar originaliai nesu labai jau tokia šviesi. Tipo nesenai iš kelionės grįžau. Bet čia kol kas, va taip žiūriu, viskas gražiai gaunasi. Kitą ranką bandom su šito losjonu, kuris turėtų suteikti greitą įdegį. Čia va matosi mano balta vieta, kur aš neįdegė, tai neįdegė. Dabar užmaskuosiu. Jau nesigaučiau tokia visa marga, tai reikia dar ir kojas pasirūdinti. Šitas losjonas dabar ant mano atostogų įdegio tokio lengvo. Sakyčiau, jį tiesiog minimaliai paryškino ir padarė tokį gyvesnį tą įdegį. Tokį su veidu gali palikti. Čia priemonės geras, norėjau parodyti dalykus. Čia pasirodo yra įdegio trintukas. Aš tiesiog nežinau, kad toks egzistuoja iš vis. Galite su šitom putom savo nevykus įdegį nusišveis tiesiog. Arba jeigu, pavyzdžiui, suknelė iki čia ir iki čia, tai jums kaip ir visą įdegį nereikia, tiesiog užtenka pasirūpinti veidą. Šitą greitą įdegį galite panaudoti, jisai žiūna ir galite rengtis drabužius, bet man tai žinau, kad tamiausia. Ar jeigu užsidedi šviesius rūbus, jisai neišpurvins? Jausmas tai toks, nepasakyčiau, kad visiškai pilnai yra susigėrę. Yra jausmas, kad kažkas buvo užtepta. Jeigu nori saugesnį variantą, tai aš tikrai rekomenduočiau geriau tą per naktį, kur įsigeria, nusiprausėt, jeigu reikia 2 kartus nusiprausėt. O jeigu reikia to greito, nes pamiršot išsitepti, tai geriau jau jeigu yra trumpa suknelė, tai tik kojas kokias, arba ten kažkokia dekoltė, bet va tas vietas, kur ranka ir trinasi suknelė, aš gal šiek tiek privengčiau. Jeigu nenorit savo baltos suknelės, bent kažkiek ištepliuoti. Nesakau, va servetėlė tai liko ne pati balčiausia. Pažiūrim, kaip mano įdegis atrodo sekančią dieną. Tai pažiūrėkit, šiaip aš tai matau vizualų skirtumą. Ta pusė, kur naudoju putas, yra žymiai rudesnė negu losjonas. Dabar aš taip jokingai atrodo. Visa marga. Veidas baltas. Pilvas buvo po kelionės šiek tiek įdegęs, bet aš dabar ant jo nieko netepiau, kad pamatytumėm skirtumą. Rankos prie pilvo tikrai kitaip atrodo. Ir kojas šitą yra rudesnė negu šitą.